Ir pirmiausiai dalinamės skaidrėmis. Pirmiausiai dalinamės šitos kelionės, šito pasiūlymo skaidrėmis. Aišku, pagrindinė sąlyga yra, kad šitoje kelionėje gali dalyvauti tik tai žmonės, kurie dalyvaus kompanijos savaitgalio renginyje Karlovy Varos. Tai va, tai tokia kaip pirmą kartą ir išvis man šitas ir pateikimas ir visos tokios lyg ir tos sąlygos tos pačios yra, bet aš matau kažką kitą, man kažkaip kitaip čia kvepia. Ir tas noras toksai dalyvauti dar didesnis yra, nes jau Turkijoje nežinau, kiek kartų buvau ir būtent su kompanija, bet šį kartą tikrai vėlgi kaip visada, žinau, kad būsiu, o kaip man ten pavyks būti, ar su nuolaida, ar be nuolaidos, nesvarbu. Aš žinau, kad aš tenai būsiu. Tik tai mes 21 dieną parskrendam, nežinau kokiais būdais. Ar išskrendant į Karlovy Varos reikėtų sukrauti lagaminą, bet 22 dieną mes turime jau išskristi. Bet, sako, kai tu kažko nori, viskas yra įmanoma. Aišku, spalis nukentės darbinio tuo požiūriu, bet mes visus metus dirbome, mes neturėjom tikrų gerų atostogų. Mes tikrai nusipelnėme visos ir visi to. Kaip niekada kompanija organizuoja 7 dienas, visada būdavo 5. Šįkart 7 dienos, viskas įskaičiuota, geriausios atostogos spalio 22-28 dienomis. Šiaip kelionės kaina yra 1000 eurų, bet, kaip matė, 1000 buvo nubrauktas viršui. Ir dabar mes pakalbėsim, ką reikia daryti, kad gauti kelionę dovanų arba ją įsigyti pigiau. Taigi, dalyvavimo kaina be aviabilietų. Kaip visada, bilietus mes turime įsigyti patys. 1000 eurų. 7 dienos, ultra viskas įskaičiuota, 1000 eurų, aš žinokit, aš nustebau pamačius tokią kainą, todėl kad aš prieš tai tikrai žiūrinėjau kainas kelionių, tikrai mažesni pasiūlymai yra už brangiau, nes kompanija visada parenga ypatingus viešbučius. Ir už tuos, aš buvau vieną kartą paskutiniai minutė, 5 žvaigždučių, su ultra viskas įskaičiuota, tai dabar labai gerai turiu ką palyginti. Kai tu važiuoji už trupinius į 5 žvaigždutės, kur viskas įskaičiuota, ir kai tu važiuoji su kompanija. Tai va, 1000 eurų. 5 mėnesiai, po 200 eurų kiekvieną mėnesį mes galim tam atidėti, ar ne? Bet važiuoti galės, atostogauti galės tik tie žmonės, kurie dalyvaus renginį. Bet jūs neįsivaizduojat, mes darydami promo renginį, mes to pačiu užauginsime balus ir šitai kelioniai. Tai va, tai dabar žiūrėkit, mane seilės vėlgi taškas. Aš jau dabar matau tos vaizdus, kur mes būsim. Man jau dabar silpna daras. Vykdykite naujos kelionės sąlygas. Žiūrėkit, sąlygos bus tokios. Vykdyti sąlygas reikia pradėti nuo balandžio 1. Na, mes kaip visada gaunam truputėlį vėliau šitą promo pasiūlymą. Jis jau buvo vykdomas balandžio mėnesį. Bet aš tikiuosi, kad bent jau nesigavo mažiau nei VSA, apie tai mes pakalbėsim kiekvienam, nes va dabar su Jūratė buvo pas mane paskaičiavom, jai pavyko priauginti, man taip pat pavyko priauginti, nežinau, kaip bus kitus mėnesius, bet balandį, net nesistengdama, net nežinodama apie šitas sąlygas, man pavyko priauginti balų. Nors mano vidurkis tikrai didelis, todėl kad praeitais metais buvo perlinis direktorius, tai reiškia 50 000 balų, ar ne? Tai va, nu ir ką, kaip visada žiūrėkit, kokios yra pagrindinės sąlygos. Svarbiausias dalykas tas, kad visus tos mėnesius nuo balandžio 1 iki rugsėjo 30, tai yra 5 mėnesiai, nuo balandžio 1. Balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, Jūratė, 6 mėnesiai, tu mane apgavai, 6 mėnesiai, tai va, tuos 6 mėnesius mes turime daryti ne mažiau kaip 150 asmeniškai. Ir kai paskaičiuosim savo VSA, prie jo per tuos 6 mėnesius priauginti 5
tūkstančius balų. Nu, balandis jau kaip ir praėjęs, ar ne, liko mums 5 mėnesiai, bet mes tikrai galime po 1000 balų priauginti kas mėnesį ir gauti 25% kelioniai nuolaidą. Bet jeigu jūs pasistengsit dar labiau ir priauginsite 10 000 balų per tuos 6 mėnesius, asmeniškai darydami 150 ir 10 000 priauginsit, jūs gausit 50% nuolaidos kelionį. Vadinasi, kelionė jums kainuos tik 500 eurų. 5 žvaigždutės, ultra viskas įskaičiuota, 7 nakvynės, galite įsivaizduoti. Na ir jeigu jūs pasistengsit dar labiau, 20 000, žinokit, visą laiką būdavo 25 000 ir man tai yra pavykę. Ir į Tailandą aš už dyką važiavau, ir į Turkiją aš važiavau. Abudu tuos kartus aš priauginau 25 000 su virš. Ir tikrai aš gavau 100% nuolaidą kelionį. Taigi 20 000 priauginti per 6 mėnesius. Na, jeigu esate rimtai nusiteikę, tikrai įmanoma. Tai va, nu ir čia va yra parašytas viena iš sąlygų, kad būtinai reikia dalyvauti Karlovy Varuose. Tai va, nu ir dabar žiūrėkim, ką dalyviai turi daryti kas mėnesį akcijos metu. Kaip ir sakiau, pirkti už 150 balų. Antras, padidinti savo struktūrinę apimtį laikotarpį nuo 2004 balandžio 1 iki rugsėjo 30, lyginant su vidutinė struktūrinė apimti VSA. Apie tą mes irgi pakalbėsim, aš dar kartelį jums parodysiu, kaip kabinete galima pamatyti kiekvienam savo VSA. Tai yra vidurkį. O vidurkis bus skaičiuojamas šį kartą. Kartais būna tiesiog mėnuo, kartais būna keli mėnesiai. Kaip pavyzdžiui, į Karlovy Varus 4 mėnesiai, ar ne, vidurkis yra skaičiuojamas 4 mėnesių. Čia, žiūrėkit, yra nuo 2023 balandžio iki 2024 kovo. Visi metai. Taigi, ir išlaikyti kersą, aišku. Nu, va, už vieną apimtį vienas prizas. Jeigu po jumis esantis žmogus, jūsų komandoje esantis žmogus dalyvauja šitoje skatinimo programoje ir vyksta į kelionę, jo balai jums neužsiskaito. Bet man va dabar pirmadienį turėsime su Olga pokalbį ir aš paklausiu, kaip yra. Tai tada ir vidurkis jo turi neužsiskaityti. Tuoj, aš bijau, kad paskui pamiršiu. Taigi, ir pažiūrėkit, koks dar stebuklas. Galbūt, kol nepriėjom prie šito stebuklo, bendrai tiek to, kadangi čia viskas yra, tada eisim kabinetą vėliau. Dar galima gauti nuolaidą kelioniai. Kelionės biletams, kas irgi retai būna, dabar kažkaip paskutiniu metu vis kelionės siūlo. Jeigu jūs priauginsite 5 000 plus dar 2 000, nu tai yra 7 000, ar ne? Nepasieksit 10. Jūs gausit 100 eurų kelioniai. Vadinasi, jūs gaunat 25% nuolaidą kelioniai, plus 100 eurų jums ateis kaip bonusas, kaip atlyginimas į kortelę jūs, ar ne? 100 eurų kelioniai. Jeigu jūs padauginsite 4 000, pavyzdžiui, aš padariau 5 000 ir dar 4 000 priauginau balų, tai yra 9 000, aš gausiu kelioniai 200 eurų. Vadinasi, aš gaunu 25% už 5 000 priauginimą, ar ne? Ir plus 200 eurų kelioniai. Bet žiūrėkit, jeigu jūs priauginsit 5 000, kad gautumėte 25% nuolaidą ir dar 4, kad gautumėte kelioniai nuolaidą, tai gal dar 1 000 pasispaudus ir gaunam 50% nuolaidą kelionį. Kas labiau apsimoka, paskaičiuokit. Nes 50 būtų jau 500 eurų tik tai kelionę kainuotų. Bet apie tai galėsim pakalbėti su tais, kurie važiuos, galbūt pasidarysim grupę atskirą, kad neapkrauti kitų. Aš tik tai labai trumpai noriu priminti. Taip, pavyzdys, nu čia yra paskaičiuota, čia tokios aiškios šį kartą skaidrės, kad kaip niekad. Kaip tą kelionę galima prisiauginti, pažiūrėkit, matot, ar ne? Jeigu prie 5 000 mes priauginsime dar 2 000, vadinasi, ką mes gaunam? 25 000 kelioniai plus 100 eurų. Jeigu prie 10 000 mes priauginsime irgi 2 000,
mes gausim 50% nuolaidą kelioniai ir dar 100 eurų. O jeigu prie 20 tūkstančių mes priauginsim 4 tūkstančių, mes gausime 100% nuolaidą kelioniai ir 200 eurų skrydžiui. Bet jeigu jūs prie 20 tūkstančių priauginsit dar 8, tai jūs gausit 400 eurų. Vadinasi, jūs gausit 100% kelionės nuolaidų ir 400 eurų skrydžiui. Tai fantastika. Aš, pavyzdžiui, į Tailandą, kai skridau, man kompanija apmokėjo 100% kelionį, bet skrydį tai mokėjau pati. O čia, žiūrėkit, čia jūs gaunat viską, bet jau reikia pasistengti. Taip, sakau, šiandien mano gimtadienis, bet aš negalėjau laukti. Rytojaus aš būtinai turiu pasidalinti šitą informaciją. Taigi, žiūrėkit, surinkite NSA. NSA tai yra prieaugis. 28 tūkstančius. Labas, Rasytė. 28 tūkstančius ir keliaukite, atostogaukite kompanijos sąskaitą. Antalija jūsų laukia. Taip, primename, NSA tai nauja apimtis, VSA vidutinė mėnesio vidurkis, asmeninė apimtis visada 150 ir RDEK, tai rėmėjų efektyvumo koeficientas, tai yra tas mūsų vadinamas kersas. Nu ir čia parodyta, kaip tą vidurkį galim suskaičiuoti. Jeigu tie, kurie netingi, 20 balandis, gegužė, birželį ir visus mėnesius sudeda. Bet kabinete mes taip pat įeisim į kabinetą ir pamatysime, kaip viskas yra lengvai padaroma. Tai gal dabar ir einu aš į kabinetą, gerai? Šitom skaidrėm gal, tai tikriausiai man reikia dabar atšaukti šitą rodymą, ar ne? Bet paskui vėl reikės įlysti. Ir dabar dalinuosi kabinetu, ar ne? Taip įsivaizduoju. Va. Nu. Va. Aš jau pasijungiau savo kabinetą. Pasirinkau lietuvių kalbą. Va, čia yra vėliavėlė. Pasirinkau lietuvių kalbą. Dabar kaip mes turim susirasti tą VSA vidurkį, ne? Taigi, einam į ataskaitas, matot, ataskaitos. Tada aš einu į vienintelį anglišką pavadinimą. Aš jau nemoku ištarti. Arba galima skaičiuoti 1, 2, 3, 4, 5 į 6. Vienintelis angliškas pavadinimas. Čia apskaičiuoja mūsų vidurkį. Mums reikia tik įsivesti mėnesius. 23 metų kovas, jeigu neklystu, ar ne? Kovas. Ir 24 metų balandis. Jeigu aš klystu, jūs šaukit. Oi, 24. Balandis ir paskui 24 kovas. Ai, atvirkščiai. Mhm. Aha, 23 balandis ir 24 kovas. Nu va, ir suformuoti. Ir dabar labai gražiai mums viską suformavo. Mano vidurkis yra 22 753 78. Šitą skaičių jūs visi apsibrėžėt, pasirašot ant sienos ir matot jį ir negalite padaryti nei vieną mėnesį mažiau. Galit padaryti tiek pat, galit padaryti 1 balu daugiau, galit padaryti 1000 balų daugiau, nesvarbu, bet ne mažiau. Nes jeigu bus mažiau, tada gausit minusą. Nu, žinot, ar ne, aš jau nekartą aiškinu. Taigi, suskaičiavom VSA, dabar aš einu į savo balandžio mėnesį, ne, einu į savo struktūrą, pasirenku medžio pavidalu, pasirenku balandžio mėnesį, ir matau, kad mano struktūroje balandį buvo 23 862 23. Dabar iš balandžio mėnesio aš atimu VSA, kurį ką tik mes užsirašėme, 22 753 78, 23 8 62 23, atimti 22 7 5 3, 78 ir gavau, kad man pavyko balandį priauginti
1108,45. Aš labai nesidžiaugiu tuo, todėl kad mano komandoje keliaus ne vienas žmogus ir jų procentai ir jų balai man nesiskaičiuos, tai aš labai daug vilties neturiu, bet aš vis tiek stengsiuosi iš paskutiniųjų. Man atsimenat, kaip į Tailandą, kai sakiau, irgi žinau, kad šansų nėra, o pasirodo, kad aš gavau 100%, nes niekas nevažiavo. O čia tai tikrai žinau, kad važiuosim. Taigi, man pavyko dabar, kai ateis gegužės mėnuo, kai sukris balai, kai mes matysime, kiek turime balų, iš gegužės mėnesio mes atimsime vėl savo tą patį VSA, kurį pasiskaičiavome, ir matysim, kiek priauginom gegužės mėnesį. Ir taip 6 mėnesius mes tuos priauginimus suskaičiuosime ir matysim, kas mums pavyko, ar ne? Gerai, tai dabar aš išeinu iš kabineto ir einu atgal prie skaidrimų. Gal yra kažkokių klausimų? Tai va, tai čia ką žiūrėkit, čia matot yra surašyti 12 mėnesių visi, galima juos sudėti, skanaus rasa. Bet galima įeiti į kabinetą. Stengiausi įjungti kamerą ir man niekaip neįjungti kameras, tai čia dabar atsipalaidavus. Aš mačiau, kad tokia. Tai va, tai žodžiu, kabinetas labai gražiai mums viską paskaičiavo. Tai dabar Monikutė tikriausiai prisiminė, nes sako, aš vėl neberandu, kur tą visą pažiūrėti. NSSA, tai yra priauginti mūsų balai, tai yra tas gabalėlis, va šitas vara, NSSA, kai atimėm iš balandžio mėnesio atimėm VSA ir gavom NSSA. Tai va tuos 6 NSSA suskaičiavę rugsėjo mėnesį, spalio mėnesį mes jau matysim, kokią nuolaidą gavom, ar gavom kelionėje pinigų, žodžiu, stengtis reikia visada. Toliau, dabar taip, už vieną apimtį yra vienas prizas. Jeigu po jumis esantys žmonės, jūsų komandos nariai dalyvaus, tai yra laimės bent 25% ir vyks į kelionę, jų balai jums nesiskaičiuos. Bet aš dabar pasirašiau, Olgos paklausiu, kaip yra su vidurkiu. Tada man ir iš vidurkio norėtųsi šitos balus atimti. Nu, tai būtų sąžininga, ar ne? Tai va, bet ko gero taip ir yra. Tada, bet jeigu jūsų komandoje pirmoje linijoje esantys 3 žmonės dalyvauja, ta prasme, kad ir 25% laimi ir važiuoja į kelionę, 3 jūsų komandos nariai, jeigu tai padaro, jums automatiškai 50% nuolaida. Tai tie, kurie galvojat, kad nelabai turit šansų prisiauginti, jums tada reikėtų motyvuoti, daryti, skatinti savo komandos narius, motyvuoti šitai kelionį ir kad gautų šitą nuolaidą, kad gautų bent jau 25, o kad gautų 50. Nu, ir įmanoma gauti ir 100, stipriai pasistengus, ar ne? O jeigu po jumis į kelionę vyktų 5 žmonės pirmoje linijoje esantys, 5 žmonės, jums 100% nuolaida kelionė. Nu, 5 neturiu net ir aš. Po savim pirmoje linijoje, kurie tikrai vyks. Tai vis tik turiu stengtis auginti balus pati. Tai va, nu ir čia kas yra laimėtojas? Laimėtojas, kuris sudalyvavo tame promotione ir gavo nuolaidą ir keliauja į atostogas. Ojei, va čia va yra kaip paskaičiuoti tą mūsų VSA. Matot, balandžio mėnesio, struktūrinė apimtis balandžio mėnesio. Ką ir sakiau, pas mane 23 862. Atimu, ką suskaičiavo kabinetas VSA ir tas 1108 jau yra mano NSA. Aš čia galiu pasirašyti NSA. Tada tą patį padarysiu gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesį. Ir kai čia visus matysiu NSA, brauksiu brūkšnį, suskaičiuosiu ir matysiu, kiek man pavyko priauginti to NSA.
Jeigu čia bus kažkada, va čia bus mažiau negu VSA, tai jūs puikiai žinot, kad iš mažesnio skaičiaus atimant didesnį, mes gausime minus, ar ne? Ir kai sudėsim šitos skaičius, tą minusą reikės atimti. O todėl aš ir sakau, kad negali būti mažiau nei VSA, jeigu jau tikitės gauti nuolaidą kelionį. Na, tikiuosi viskas aišku. Nauja kelionė, Turkija, Antalija, 20. Iki susitikimo Turkijoje. Ar yra klausimų? Iš Čekijos grįžtam. 21. Tai aš gal dabar jau tą ištrinu, tiksliau nebeįrašinėjam, ar ne? Nebeįrašinėjam.